vaikai pamato, kad čia irgi jų yra eilė duoti ir jie supranta, kad santykiai mes negalim tik tai imti. Tai yra labai gražu. Tos situacijos, kuriuose neduos, irgi galime jas pasižiūrėti arba kaip išimtis, arba kad tuo metu negali. Bet jeigu tai yra sisteminga ir bet kokioje situacijoje nenori duoti, ir jeigu visos kitos sąlygos išpildytos, jeigu tikrai mes dėl jų stengiamės, ir mes žinom, kad jie tai žino, kad tai nėra tik tai mūsų galvoje įsivaizdavimas, jau aš ten dėl tavęs, bet jie realiai sąmoningai žino, kad iš tikrųjų mes į jų link jų einam. O jie niekada link mūsų neina, sistemingai atsisako. Sistemingai bus taip arba ne kitaip. Jeigu tu man paaiškinsi, aš duris trenksiu ir užsidarysiu. Tai tada aš manau vis tiek yra svarbu pabūti su tuo akistatoje, pagalvoti apie tai, ką tai reiškia ir kaip aš noriu būti šitam santykiui. Ir jeigu aš grįžtu į santykį su ta besąlyginė meilė, kad ir kaip tu būtum santykė su manimi man ok, ir jeigu man ok,